Sveiki, oi, grįžau į savo Himalajus, sakau savo, nes šitoje gyvenimo akimirkoje, šitam gyvenimo momente, iš tikrųjų Himalajai yra tai, kas viską, kūną, protą, sielą, viską atgaivina. Nes, nebėra čia tas pasaulis toks, kad gali kažkur būti stagnatiškas, reiškia, bent jau aš gyvenu su ta idėja, kad aš nieko nežinau, kas dėliosis rytoj, ko aš norėsiu rytoj. Ir ką man atsiūs, reiškia, tai priimsiu. Kiek leis galimybės, nes, tarkime, 2 metai atgal dar gyvenau Tenerifėje, 4 metai atgal dar gyvenau Lietuvoje, labai daug pasaulio pakeliavau ir prasidėjo Sadesati toks karmiškai laikas, reiškia, kuris visus, absoliučiai visus pasiekia ir užklumpa. Ir kai išmanai astrologiją, yra labai tokie stiprus metodai iš tikrųjų, kaip elgtis kiekvienu gyvenimo periodu. Ir tu čia gali rodyti ragus, gali daužyti akmenis į sieną, gali galvą daužyti, ką tu nori, nieko tu žmogelį čia nepavaizduosi, kaip sakant. Kadangi aš žinau, kad Sadesati yra lygų kalnams ir tuo labiau lygų Himalajams šitam pasauly. Tai kažkaip taip gavos, kad atsidūriau čia. Nes reiškia, tas laikotarpis yra toks karmiškai labai sunkus, bet priklausomai nuo to, kaip tu įsisąmonini, ką per jį daryti. Nes būna ir astrologiškai pakonsultuoji, kad sakau, mažiau yra daugiau, asketizmas kažkoks, mažiau yra daugiau. Kažkokių komforto atsisakyti, tai yra skirtumas, ar sėdėti ten kažkur tai viloj, prie jūros kranto saloj kažkokioj, Maldyvuose, ar Himalajuose sėdėti, kur kartais nebūna elektros, kur kiekvieną dieną eini į parduotuvėlę, tai dienai tik ir nusipirki, nėra kažkokių gabaritinių šaldytuvų, šaltinio vanduo, eini vandens parsinešti. Galbūt dar kažkas, bet aš antiek nesureikšminu, kad man tai yra malonumas, aišku, čia iš tokių kaip šildymo sistemų net ir nėra, va dabar, pavyzdžiui, čia yra 20 laipsnių diena, bet naktį tikrai yra šalta, bet grindų šildymą turim, tai kažkiek to komforto vis tiek yra, tai kiekvienam pagal jo lentelę, pagal jo jau dėsnius, reiškia, nes mes turim visokių energijų. Tai vat ir visiškai kita sveikata čia yra. Čia, visiškai, ta prasme, čia gamta yra kitokia, čia yra aukštai nuo visko, čia nėra žmonių bangų, nes čia yra 5 žmonės ir 5 karvės, kaip aš juokauju. Va gamta. Ir iš tikrųjų su šito video norėčiau ir jums pasiūlyti sveikatos šaltinį, ką tikrai ir pati naudoju. Ir dėl to aš siūlau tik tai, ką aš pati naudoju. Aš tikrai žmogui nesiūlysiu kažko, ko aš pati nenaudoju. Tai kažkokią tai lemtingąją kapsulę išgerk ar kažkokį neaiškų hybridą. Mes darom mumijos tyrimus ir taip, reiškia, jau daug kas esate išbandę. Čia priklausomai nuo organizmo, bet su šituo mumijum jūs gaunat Himalajų kalnų jėgą. Ir visi, kas ir turuose buvo, moteriškės sako, tiek pasikroviau energijos, sako, pusmečiui atrodo iš tų kalnų tokia jėga, galybė eina, tai būtent mumijus jis yra surinktas Himalajų kalnuose ir dėl to tai yra sveikatos šaltinis. Jeigu jau yra ligos, ten vėžys, diabetas, dar kažkokios sunkios, tai po 2 gramus ryte, po 2 gramus vakare. O jeigu, reiškia, tiesiog profilaktiškai, tai 1 gramas ryte, 1 vakare. Yra daug istorijų buvę su to mumijom čia. Man pačiai tiesiog kelieną būdavo skaudėdavo, tai aš jį vartojau ir viskas. Net tai po kelių jau, ta prasme, dienų labai stipriai jaučias, bet reikia suprasti, kad aš gyvenu šiek tiek švariau nei įprastas žmogus, todėl galbūt aš labiau jaučiu tą poveikį, bet jisai nenumaldomai veikia visus. Mamos draugė irgi nusipirko, sako, šakės, lėkiu kaip bomba. Ta mamos draugė nusipirko, nes mano mama ir taip kaip bomba yra. Galvoja, jinai irgi tokia bus. Nusipirko šakės, iš tikrųjų kiek energijos. Labai yra vyrai intensyviai perka, nes yra testosteronas, reiškia. Patys suprantat apie ką čia. Vyriškos jėgos gauna, seksualinės energijos, gali moteris būti patenkintos ir taip toliau. Bet jisai iš tikrųjų gydo uždegimus, ligas, jisai valo protą ir taip toliau. Ir tai tikrai yra, aš pati tai nenaudoju nei tų vitaminų jokių, bet būdama Lietuvoje, būdama Europose, labai pajaučiau, kad miesto žmogus, netokioj gamtoje gyvenantis, jam reikia vitaminų, jam reikia daug ko, apie tai atskirai bus seminarai. O dabar galite įsigyti šito nuostabaus dalyko. Ir kas klausit, kaip vartoti, sakau, 1 gramas ryte, 1 gramas vakare, čia yra 100 gramų, kaina 78 eurai.
Ir laikom šaldytuve būtinai. Jokių kvapų negerų negali būti šalia jo, nes jisai sugeria viską. Jisai su kuo sutapsi, tuo patapsi, kaip sako. Jisai brendo Himalajuose, tai jisai yra sutapęs su Himalajais. Bet jeigu jūs jį padėsit prie kokio tai žuvies kvapo, tai ne kažką bus. Rašo žmonės ir kur su sąnariais blogai jiems, sakau, baikit jūs tą mėsą valgyt, kiek galima, jau senatvėje iš vis jos nebereikia. Tai visi sąnariai pagrindė nuo to. Ir aišku, jisai padeda, bet jeigu dar kartu ir mėsos sumažinsit, iš vis bus nuostabu. Taip, ir jisai būtent energijos labai daug suteikia, iš karto galite pasidaryti tokie darbingesni ir taip toliau, ir giluminius procesus labai giliai reiškia, tuo pačiu kaip ir valo organizmą. Tai va, rašykite man asmeniškai arba galite per nuorodą įkelsiu komentare.